Sveiki, mano vardas Povilas. Ir šiandien aš jums noriu papasakoti apie kitą sideratinį augalą. Kaip tikriausiai jau supratote, tai yra baltieji dobilai. Kaip jau minėjau ankstesnėme siužete, dobilai yra vienas tinkamiausių sideratinių augalų naudojimų būtent molio dirvos arba stipraus priemolio dirvos pagerinimui. Kadangi garstyčios nelabai mėgsta molį, dobilai jie yra ganėtinai patraukli kultūra tam dalykui. Štai šitame laukelyje aš pasėjau nedidelėme plote, aš pasėjau dobilus prieš porą metų. Pasėti jie buvo vidury vasaros, jau antroje pusėje vasaros. Deja, matomai buvo pasirinktas netinkamas sėjos laikas ir žolės, deja, kaip matot, piktžolės vis tik tai auga. Jas nustelbė, čia buvo labai daug pusnių ir bešienaujant jos buvo nustelbtos, bet kaip matot, vis tik tai žolių yra. Ką duoda dobilas? Panašiai kaip ir garstyčios, jis turi gerai išvystytą šaknų sistemą ir sudaro velėną. Tas pats irgi jį pjaunant ir įterpiant į žemę yra gaunama žalioji trąša. Auginamas dobilas yra 2 metus, po to jau jį reikia arba aparti, arba frezuoti žemę ir įterpti į dirvą. Ir tokio tai vėlgi labai daug panašių funkcijų kaip garstyčios, tai yra ir aeravimas, ir žalioji trąša, bet va tos 2 metus jį dar galima panaudoti būtent kompostavimui. Tai yra nušienaujate, sugrėbėte ir vėl sudedate į krūvą, ar su mėšlu, ar kitaip, kaip kas kokį kompostavimo būdą pasirenka. Ir tai jūs gaunate vėlgi natūralią trąšą ir plius yra gerinama jūsų dirva. Bet kaip ir minėjau, štai buvo pasirinktas netinkamas sėjos laikas ir čia dėja rezultatas nėra toks, kokio aš norėjau ir tikėjausi. Nors pamatysiu šiemet, kadangi šiemet čia jau bus įdirbtas šitas plotelis, greičiausiai aišku frezavimo. Tačiau aš dabar jums noriu parodyti kitą laukelį, kur buvo panaudota kita technologija. O būtent įsėlis į žieminius rugius. Tai yra, buvo įdirbta dirva ir rugpjūčio vidury pasėti rugiai, kurie sudygo sėkmingai, kad ir molis netokie stiprius, bet jie sudygo, augo ganėtinai gerai. Ir po to pavasarį, tik tai pašilus, į rugius buvo įsėti baltieji dobilai. Tai dabar aš jums ir parodysiu, koks iš to gavosi rezultatas. Na štai mes esame lauke, kur buvo pavasarį į rugius įsėti kaip sideratiniai augalai, baltieji dobilai. Rugiai buvo paauginti jau iki kol išėjo varpos. Štai čia dar matosi kai kurie yra atžėlę iš šaknų, kadangi buvo apjauta ne iki pat žemės, nes dobilai, kaip matote, sužėlė tikrai ganėtinai gausiai. Štai kokį jie paklotą suformavo. Ir kaip matote, čia jau yra tik tai pavienės piktžolės ir daugiausia tai yra daugiametis lubinas, kuris dar sugeba čia augti, bet jau yra labai stipriai nustelbtos žolės. Tai čia yra šio laikotarpio dobilai, kurių dar laukia 2 metų augimas. Taigi, kaip matote, jiems tai yra visai priimtina dirva, nors čia yra ganėtinai stiprus molis ir jie ganėtinai stipriai užaugo ir gožia piktžolės kaip turi būti. Taigi, tikiuosi rezultatas bus tinkamas, tuo labiau, kad kitą metą aš turėsiu jau grynos organikos, tai yra juos pjausiu ir panaudosiu kompostavimui ir savo daržo tręšimui.
O dabar štai noriu Jums parodyti, kokie gavosi rugiai gretimai esančiame sklypelyje, kur buvo prieš tai sėtos garstyčios. Tai štai, kaip ir sakiau, aš esu lauke, kuriame, tiksliau sklypelyje, kuriame buvo prieš tai dirbta frezuojant 2 sykius ir po to buvo pasėtos kaip sideratinis augalas garstyčios. Kad dirva nebūtų tuščia, rudenį, rugpjūčio antroje pusėje, aš pasėjau rugius. Tiesiog tai yra bandymas, tai tuo pačiu ir kova su piktžolėmis. Ir štai pasižiūrėkit, kokį rezultatą davė rugių augimui būtent garstyčio. Štai, matot kokie ūgio rugiai? Varpos tiesiog linksta nuo grūdų. Derlingumas tikrai čia jų yra geras. Štai, žiūrėkit. Ant kiek jos rugiai užaugo. Ir tai yra dirvoje, kur yra ganėtinai stiprus priemolis. Toliaugi, ten seka, už jų auga, kur rodžiau dobilai. Ir aš tikiuosi, kad tokį pat rezultatą pasieksim ir su dobilais. Tai yra, molis bus stipriai pagerintas. Kodėl būtent sėjau rugius? Daugelį agrotechnikos vadovėlių, mokslininkų tyrimuose yra rekomenduojama, dirva neturi būti tuščia. Tai yra, įdirbot kažkokiu tai agregatu ir palikot. Gilėtus, lydamas, ypač lengvesnėse dirbose, jis išplauna medžiagos. Tuo pačiu vėlgi, tos pačios piktžolės jos suželia. Ir pavasarį jūs vėl turite tą patį rezultatą, kad piktžolės jau suželusios, jums reikia kažkokių tai imtis priemonių. Sideratai, jeigu jau norite daržą sodinti, jau kaip ir sėti vėlų, kadangi jau bent jau garstyčiams reikia mėnesio laiko. Tai vat štai buvo pasirinkamas toks būdas. Tai yra iš rudens yra pasėjami rugiai. Ir jeigu jūs jau planuojate pavasarį ten sėti, tiesiog pavasarį, kai jau ateina laikas dirvos dirbimui, juos nupjaunate ir įterpiate į žemę. Vėlgi gaunate išaeruotą, jeigu paviršinėme sluoksnyje, bet išaeruotą dirvą ir žalią trąšą. Bet to ir su piktžolėmis kovojate. Tai štai kiek yra naudos iš tų 2 mano paminėtų sideratų, tai yra baltųjų garstyčių ir dobilų. Na, apie tai, koks buvo rezultatas su baltaisiais dobilais, jau bus filmuojama ateinančiais metais, pavasarį, kai jau jie sužaliuos, kai matysis visas tas grožis, kai jie pražysta, kai jie užauga. Taigi, tuo apie šiuos sideratus aš kaip